Puikiai paroda praėjo, atidarėme Vydas Poškus, menotyrininkas pristatinėjo tą parodą. Labai man patiko, kad jis ją juokaudamas baisiai išgyrė, su Nacionalinė galerija pradėjo lyginti, pasakė, kad čia yra visi dailininkai, išskyrus Čiurlionį, bet Čiurlionis, sako, mažai kolekcionuojamas, tai čia nieko tokio reiškia. Tai va, o šį kartą mes turim Kotryną Žukauskaitę, menotyrininkę. Labai ačiū, kad jie pas mus atvyko. Ir turim tos parodos kolekcininkus, kurių dėka. Aš iš vis kolekcininkus labai gerbiu, kurie nelaiko uždarę darbus, jie patys pasigrožė jais viskas, bet mielai ir parodas leidžia juos eksponuoti. Faktiškai šiai parodai, kiek kviečiau kolekcininkų, tai niekas neatsakė. Labai puiku ir visi parodė savo darbus, taip ir gavosi šį parodą. Tai norėčiau tiesiog pristatyti eilės tvarka, kaip čia sėdi, matau, Antaną Zabulį, kuris Darių Jurgaitį, Valdą Gaurelį, Egidijų Jakubauską, Egidijų Jankauską, Algimantą, jie labai susidraugavo, Valdas susidraugavo su Egidijus, jie draugais tampa, tai man jau vardai. Ir dar mūsų Kazys Bimba yra, kurio kolekcininkas, jo Vitolio Trūščio, jo ten apačioj duotas darbas įstatytas. Tai ką tada su mano šiokiom tokiom klaidom, atsiprašau, bet pradedam tą, reiškia, tą popietę. Tai Kotryna Žukauskaitė, ačiū Jums žodis. Valio. Mano baterija, žinokit, gana intensyvi, tai aš tikėtinai neišsidėsiu ant taburetės. Mano operatorius leido, tai aš šiek tiek pajudėsiu. Galų gale turim tokią prezentaciją už nugarį, kad geriau jau man judėti, kad jūsų fokusą peradresuoti. Taip, aš menotyrininkė, tyriu piešinį, grafiką, bet taip pat mano tyrimai yra ir ties kuratorystė ir mecenatystė. Dėl to buvo labai įdomus ir malonus kvietimas panardyti po tokią ambicingą parodą 20-ojo amžiaus. Jūs išgirskit, 20-ojo amžiaus dailė. Mūsų visa chrestomatija turėjo sutilpti į šią galeriją. Sveikinu, Ričardai, jums pavyko, tikrai Poškus nejuokavo, gerai padarėt parodą, super. Tai tikrai, gerai, taip, teisingai. Kadangi mūsų kamerinė aplinka, tai aš labai sveikinu būtent ir paplot, kada jums pasirodo smagu, ir sustabdyti, ir paklausti, arba jo labiau sakyti, panelė patylėk, yra teisingesnių faktų. Bet aš norėčiau šiek tiek taip pranerti pro tą šimtmetį, tam, kad mes dar stipriau pajaustume, ką tai reiškia matyti šiuos autorius šiandien čia. Ir tuomet trumpai patardysiu Ričardą, nėra čia ko, susitikom dviese, kėdės dvi, tai pasidalinsiu mikrofonu. Ir tada be abejo tikiu, kad ar mecenatai, o galbūt jūs turėsite kokių klausimų, žodžių, norų ir pasisakymų. Tai kolegos, 20-as amžius prasideda sunkiais, Lietuvai ypatingai sunkiais, nepriteklininiais laikais. Jeigu taip trumpai ekonomiškai vertinant, tai mes dešimtimis kartų atsiliekam net nuo Pabalčio valstybių. Ir žinodami, na taip, šiais laikais, šių laikų terminais vadinsiu, ar ne, tuometinė Rusija vis tiek kur kas geriau laikosi už Lietuvą. Mes labai sunkiai pragyvename. Tačiau, kaip žinote, kultūros kūrėjams nepriteklius nėra stabdis kurti. Ir apie 1911 metus pasirodo toks didelis straipsnių rinkinys, paskui ir ištisa knyga, kuri vadinasi Formos problemos gotikoje. Tame leidinyje pirmą kartą vokiečių kalba paminima tokia meno valia. Na gal minima ir anksčiau, bet labai filosofiškai. Ir štai šita meno valia po truputį atsikelia ir į mūsų kraštus. Ir žmonės pradeda galvoti, kaipgi čia galima formas pavaizduoti, galbūt ir šiek tiek abstrakčiau, galbūt ne visada laikytis iki tol aiškaus akademizmo, realizmo diktavimo arba jau nuo tokio išplaukimo į simbolizmą, bet vis tiek labai aišku ir apčiuopiama. Taigi mūsų dailėje pradeda labai įdomus virsmai atsirasti. Mes turime meno kūrėjų susitikimus, mes turime paskaitas, mes turime Vilnių, kuriame pradeda virti meno pedagogika, atsiranda netgi tam tikra dėstymo kultūra. Vadinasi, formuojasi Vilniaus dailės mokykla. Tačiau, taip aš greitai bėgsiu, visi mes šią puikiai istoriją išmanome, aš matau ir girdėjau jau, kad profesionalai susirinko, ištinka Pirmasis pasaulinis karas. Vilniui nebe taip gerai sekasi ir be abejo mūsų kultūra persikelia į Kauną. Ji niekur neužmiega, jau 22 metais Kauno menininkų mokykla, mes turime Čiurlionio galeriją, mes turime tuos autorius, kurie čia puikuojasi. Mes turime pirmuosius kūrėjus,
kurie pradeda galvoti, kad galbūt galima šiokį tokį pirmą nacionalistinį pasipriešinimą išreikšti ryškiomis spalvomis. Ir netgi kai kurie menotyrininkai teigia, kad tai buvo pasididžiavimo kurstymas, ryškios koloristikos naudojimas, nauji pigmentai, kurių pavyksta atsivežti, naujų albumų pervertimai ir pabandymai lengvai pamėgdžioti tai, ką jie mato. Štai taip mes užauginsime pasididžiavimą naują valstybę. Kartu su tuo 40-metis atkeliauja, sunkus laikas, tačiau mes turime labai stiprų judėjimą, mes turime arsininkus. Galite suprasti, mes juos matome ir čia, bet taip pat turime Ušinską, Steponavičių, Mikėną, Truikį, turime chrestomatinius ar ne autorius, kurie, kaip sakot? Ir kaip jūs sakote, taip. Kartu su arsininkais mes pradedame ieškoti dar įvairesnių formų, dar įvairesnių spalvų. Mes pradedame nebebijoti. Tokia, čia cituoju ryškius menotyrininkus, mes pradedame nebebijoti. Bet kaip puikiai suprantate, ateina uzurpatoriaus laikai, ateina suskilusi dailė, dailė, kuri yra užsakomoji ir dailė, kurią mes kūrėme kartais į paraščius, o kartais ją sukūrėme taip nepopuliariai kultūros ministerijos tuometinės nuomonė ir taip nuostabiai galime vertinti šiandien šios darbus, kaip antai Dereškevičiaus tapyba čia kabančią. Tai kartu su sovietiniu laiku kaip ir nutrūksta iš vis galimybę kalbėti apie kažkokią drąsią, aiškę ar pasireiškiančią dailę, nes vis tik tai jį visa tampa neoficiali. Ir štai labai įdomu man dabar kaip laisvos Lietuvos jau gimusiai, augusiai ir tos priespaudos nemačiusiai menotyrininkiai tyrinėti kartu su tais, kurie žino, ką reiškia tais laikais kurti, gyventi, būti pedagogais, daryti darbus, kurie būtų ne tik tai reali vizualioji kūryba, bet taip pat ir pedagogika kitiems. Tai čia aš sekundai noriu stabtelti ties konkrečiu autoriumi, ties Gudaičiu. Gudaitis, mano kuklė nuomonė, yra vienas iš esminių šios parodos elementų, nes tai būtent yra, toks 20-ojo amžiaus simbolis. Tai buvo žmogus, kuris tikrai suformavo, kas tai yra koloristikos mokykla, kaip reikia tai tapyti. Be abejo, kad buvo ir kitų. Tas pats Galdikas, kaip vyriausias, kaip profesorius, vedęs arsininkus į priekį ir tą patį Gudaitį. Tačiau šis kūrėjas yra unikalus ir tą patį galite matyti tiek šitoje salėje, tiek kiek aukštėliau, kurių darbai yra išeksponuoti vieną šalia kito - Galdikas, Martinaitis ir Gudaitis. Labai įdomi figūra, gimęs 1904 metais, neatsitiktinai jį miniu, nes be abejo jis gimė augo Šiaulių apskrityje. Vargingoje 3 vaikų šeimoje, vyriausias sūnus visada padėjęs mamai, labai gudrus vaikas, mokėsis daug, pats pasiruošęs įstoti į gimnaziją. 1918, labai svarbus Lietuvai metai, Gudaitis pats prasiprusinęs, patenka į gimnaziją, baigia gimnaziją, įstoja į mokytojų seminariją, ją pabaigia, netgi dėsto, jis pradeda dėstyti dailę, dalyvauja tokiame greitame maište, už tą maištą sėda 3 mėnesiam ir išėjęs iš kalėjimo labai sunkiai, bet išvažiuoja į Paryžių. Jis mokosi Paryžiuje, jis grįžta į Lietuvą, jis kūrė čia, Vilniuje, jis turi nuostabę pastatomą dirbtuvių savo tokią studiją su stiklinėmis lubomis, kad patektų natūrali dienos šviesa. Jis dėsto, jis kviečiasi į savo studiją filosofus, kitus pedagogus, savo studentus, jie diskutuoja tomis temomis, kuriomis viešai diskutuoti negalima ir tuo pačiu be abejo tapo. Dabar analizuoti tapybą toks gal keistas užsiėmimas, tai aš pabandysiu analizuoti taip, kaip šiuos darbus nužvelgia gerbiamas Andriuškevičius, menotyrininkas toks, laureatas 100-metis. Atkreipkite dėmesį, kokie yra štrichai įrėminantis figūras. Aplamai Lietuvos modernizmas yra tokia įdomioji figūratyvinė dailė. Tačiau šios formos šiek tiek mums gali atskleisti tą Gudaičio fenomeną, aš tai pavadinčiau, kuomet žmogus yra labai artimas tiek su žmogumi, tiek ir su gamta. Figūra įrėminantis kontūras, gamta įrėminantis kontūras, jie gali būti tapatus, jie ir susilieja, jie rodo, kad žmogus ir gamta yra neatsiejami dalykai. Ir tuo pačiu tai yra dvilypumas. Mes tiek pat neatsiejami, nors aiškiai suprantame, kad esame 2 skirtingi pasauliai. Tai ta vidinė dvikova, tas amžinas susiskaldimas, tas gyvenimas kultūros, meno žmogui sovietmečio laiku, nepaprasta pastovi kova viduje. Tai taip kaip įžengėme į 20-ąjį amžių su meno valios idėja, su galimybė pagalvoti, pagaliau kilusią viziją,
kad darbas nebūtinai turi būti konkretus, nebūtinai turi fiksuoti aiškiai suprantamą, atpažįstamą ir atvaizduotiną objektą, arba net juo labiau tikslinga spalva atvaizduojama. Bet jis netgi gali jau krypti į abstrakciją. Be abejo, šią mintį toliausiai geriausiai nešasi Kanginskis ir kiti, mūsų atveju Zvimblytė, Cukermanas, tie, kurie tikrai nuėjo į abstrakciją tolimai. Tačiau mes galime sugrįžti prie to, kad per ištisą amžių ir išlaisvėjusi, ir vėl įkalinta, ir vėl pasiekusi didžiulius perversmų šalis, šiandien gali pasigirti didžiulę kolekciją, kuri yra tiek nacionalinė, tiek ačiū mecenatams sukaupta privačiose fonduose ir eksponuojama. Tačiau mes turime ir darbų, kurie buvo kuriami į stalčių. Pikti, liūdni, ne į stalčių, atsiprašau, o į stalčių kultūros ministerijos užsakymą. Ir tai yra toks viešas diskursas, jis labai man atrodo aktualus, todėl aš pabandysiu ir šiek tiek į tą vietą pamasažuoti, gal mes rasim šiokių tokių atsakymų, ką daryti su darbais, kurie yra didžių mūsų kūrėjų, bet akivaizdžiai šlovina tuometinę tvarką. Portretai, autoportretai atitinkamų žmonių, kur gal jau ir nereikėtų jų vaizduoti, ką daryti su tais kūriniais, jeigu jie vis dar yra mūsų nacionaliniuose fonduose. Ričardai, kadangi jūsų mikrofono, aš pirmą jūs pagutenu, bet jeigu kas iš kolegų turės pastabų, būtų be galo įdomu. Viena yra puikuotis tuo, ką mes dabar laisvi ir galim džiaugtis nuostabia tapyba, pasaulinio lygio tapyba. O ką daryti su kūriniais, kurių mes neeksponuojam? Galbūt jie net tapybiškai teisingi, tapybos klaidų jie neturi, tačiau jų idėjos dėja jau yra labai įkalintos, sausos arba neteisingos. Man socializmas vis tiek gražu. Kaip ten bebūtų gražu. Tai nežinau, prie tapybos dar ačiū Dievui mažiausiai kas kimba kažkaip prie skulptūrų, jos labai kažkaip jau mums sustringa, o tapyba kažkaip jie kūli kartais net paroda padaroma socializmo ir jie kažkaip labai... Kas padaro? Nesutinku. Kas dabar daro socializmą? Man atrodo, čia ką tik buvo, kad socializmas Vilniuje buvo paroda. Tai su mintimi, pažiūrėkit, pagaliau ištraukėm iš stalčių ir tai ne viską. Daugybė darbų nebuvo iš principo ištraukta. Arba patys autoriai, o kai kurių giminės, čia kabančių žmonių giminės ir neleidžia tų darbų traukti į eterį. Gal tai teisinga? Ar mes jau tokia brandi visuomenė, kuri gali eksponuoti viską, ką kūrėjas darė? Tas pats Dereškevičius, ar ne? Įsivaizduokim, plati kūryba, daug yra sukurta oficialios dailės ir dalis nuostabių tikrųjų kūrinių. Taip, tai Gudaitis tas pats manyčiau. Tai man tai atrodo rodyti viską. Tai kiekvienas žmogus sprendžia pagal savo vidų, pagal savo, reiškia, kiekvienas žmogus turbūt tegu sprendžia. Jis žino tą istoriją visą, žino, mato tą darbą ir kaip jis žmogus nuspręs, taip tegu būna. Kaip kiekvienas nusprendžia, o parodyti galima. Tai čia mano nuomonė tokia čia. Tai kodėl šitoj parodoje tokių darbų nėra? Kodėl parodoje nėra tokių. Matot, kolekcininkai, gali irgi, tai tada atsiranda toks socializmas, ar jis reikalingas man kolekcijoje. Jų nėra, kad pas kolekcininkus nėra, taip turbūt dėl to. Nėra? Pas pačius kolekcininkus nėra, per daug socializmo nėra. Kaip? Niša didelė, o socializmų nėra darbų. Nebuvo iš ko paimti man. Aš norėjau pasakyti labai paprastą tiesą, kodėl jų nėra, arba retai pasitaiko. Todėl, kad tie, kaip pasakyti, žodis kolekcininkas toks, žinot kaip yra, kolekcininko gal ir yra kloduose kažkur tai tokie paveikslai, bet jeigu tu save labai jau tokiu kolekcininku nelaikai, tai manau, kad įsigyji tą, kas tau patinka. Ne autorių perki. Galbūt yra žmonių, kurie vien tik autorių perka. Bet jeigu perki ne autorių, tau kas prie dūšios, tai natūraliai tam tikrų paveikslų jie nėra. Tarp tų, kuriuos tu kažkada įsigyji. O muziejus atlieka kitą funkciją. Todėl ten ir yra jie. Bet ar verta eksponuoti? Atsiprašau, čia pane norėjo žodį. Iš kitos pusės pažiūrėti tą, vadinkim, jūs kaip čia vadinat, nežinau, problema. Adomą Mickevičių tikriausiai girdėję visi, gal ir skaitė kai kurie esam, ar ne? Ir berods, gal Nerijus patikslins, Konradas Valenbradas buvo dedikuotas gražiausiam iškalbom carui ir taip toliau ideologiškai parašyta, ten labai stipriai. Ir niekas nekvestionuoja šiandien nei Adomo Mickevičiaus, nei jo kūrinių. Taip, man atrodo, čia ir Ričardas geriau žinos ir Picasso, ir Dali ten
Ir kai žinom, kokių pažiūrų, visko jiems irgi buvo, visokių klystkelių gyvenime. Ar kvestionuoja jų darbai šiandieną? Tai čia Kotrynai geriau klausimas, ne man tai. Čia jau toks beveik prezidentam klausimas. Neseniai debatuose panašiai ir formuluota. Man tiesiog svarbu jas iškelti visada. Man tai atrodo įdomu aktualu. Be abejo. Aš kažkokį ir man atėjo toks atsakymas, nežinau, iš kažkur tai. Nieko nedaryti. Lauk. Taip. Reikia perlaukti tą laikotarpį. Paskui įsidėlios. Vis tiek laikas yra kriterijus. Jisai parodys. Ateis laikas ir šitiem darbams. Gal dabar tiesiog jie turi kažkokio... O kam jų lauk? Nu, gal to bus tos brandos. Dabar reikia kažką pamatyti, tai turi vos neturėti blatą kokioj nors ten Kauno ten Čiurlionio meno muziejuje ar kur nors. Nes jokie darbai fonduose, rūsiuose ir viskas. Nereikia čia blato, reikia tik oficialiai, prašau. Galim paeksperimentuoti ant savęs, paimti kokį nors kūrį ir pjautų raudoną ponį ir pasikabinti kambarį. Ir ilgai išbūsim, turbūt eis būtų. O čia dėtas dūjis ir pjautas. Ne, tos realizmų. Ne, klausykit. Aš galvoju, kad tiesiog ateisite kitą kartą, kurį galbūt tą dalyką matys visai kitaip, o šiai dienai mes tikrai esame pasiruošę. Matot, kaip smagu, iš karto skyla. Bet iš to aš iš karto noriu antrą klausimą kelt, Ričardai. Na va, prabėgo tas 20 amžius, ačiū, kad jis čia pakabintas, jau ir sauka kabo perlipęs į mūsų laikus. O ar nenutiko taip, kad išsilaisvinę, tapę nepriklausomi, o galų galiai ir ES nariais, mes pradėjome labai ilgą laiką net šiek tiek niekinti tą į modernizmą, neva tai yra atgyvena, o štai šiuolaikinis, naujasis menas, štai čia yra mūsų progresas ir ateitis, štai čia yra pagaliau šviesa. Ar buvo taip? Taip, bet pas mane aš dėl to sunku man sakyti, todėl kad, pavyzdžiui, man metai labai veikia pagal mane. Žmogaus metai jie veikia ir man tas, aišku, man vėl, kaip, man tai pirmas klausimas, ar tie šiuolaikiniai, kur mokosi pas jūs, pas studentai piešti moka, taip pat iškyla. Ar jie, tai žodžiu, tai va, tokie, tai, bet čia turbūt mano problema, čia metai, o štai aš už tą, kas už manęs, o čia kabo viską, už tai esu. O štai man ta, nežinau, bent man tas modernizmas, tai, nu, nežinau, man tai, aš užstrigau matyti, toj 20 amžiaus. Jūs įstrigot. O kaip pats laukas visas atrodo? Kaip jums vis tiek stebit, bendraujat, asiskambinat iki va, atvažiuoja žmonės iš pačios Vienos, kad pas jūs čia pasidėt, padiskutuot. Kaip tas laukas atrodo? Kaip dabar mes vertinam modernizmą? Vis tiek aš čia grubiai, čia nėra 20 amžiaus tapybos paroda. Čia yra jau mes vis tiek orientuojamės 4-7 dešimtmetis atsiranda ir toliau. Tai kaip šis modernizmas vertinamas šiais laikais? Šis turėtų būti labai gerai vertinamas pagal mane, bet kaip vertinamas vėl reikia pagal metus klausti turbūt, nes manęs, aš tai kaip sakau, vėl apie metus savo kalbu. O štai man, aš bijau, reiškia, nebūčiau tas, reiškia, pagal savo metus vertintojas, nes man, reiškia, o kaip jaunesnis 25 metų žmogus į tai žiūrėtų, bet čia aš nežinau. O kaip kolekcionieriai tai žiūri? Tai aktyvu. Matydavau parodose, tai iš tiesų vyresni žmonės praeina, jaunesni praeina pro klasiką, vyresni praeina pro modernų. Supratimas visai kitoks. Nu, bent jau taip statistiškai man. Čia bėda? Ar čia normalu, pralaukim ir šitą etapą? Normalu, visi sensta. Ateis laikas, sustosime prie moderno. Gerai, įdomu. Man visai įdomu paklausti, kaip jūs vertinate tą šiuolaikinę dailę. Ar yra dabartinių jaunųjų tapytojų, kurie nei kiek neatsilieka nuo klasikų, fantastiniai darbai? Petrauskas, jaunas. Aiškiai reklamuojat. Klausat konkrečiai? Labai gerai. Nu, va, tai ten toj pat Sauka atsiranda, jeigu Petrauskas, toj Sauka. Apie sūnų kalbų. Apie sūnų, apie Nojų. Tai... Ar yra stiprių, net be konkrečių pavardžių? Nu, šiaulietis jaunas. Šironas. Turi ne vieną gerą darbą. Bet jo tapyba išplaukia iš tų visų dalykų. Aš išklasiu. Nu, taip. Taip. Bet vis tiek. Taip. Gerai, o vis tiek mes esam, taip jūsų užvadintoje, vėlgi stipriai koloristikos
tendencijas atspindinčioje parodoje. Nors biokoloristikos tyrimai yra be galo įdomi dalis. Ji vis dar yra tokia skylė dailėtyroje, nes labai daug nuomonių atsiranda, mažai mokslo, mažai nuoseklių tyrimų, ypač tarpukario, net nekalbant apie tai, kiek daug yra dingę darbų, kurie mums padėtų aiškiau suprasti, ką vis tik tai tos spalvos kada reiškia, kokie pigmentai kada atvykdavo į Lietuvą. Tai labai įdomu, nes kažkada kažkas apie tai dar parašys nuoseklų tekstą, daugdie. Bet jeigu apie spalvas kalbant, kodėl jums buvo svarbu padaryti koloristikos parodą arba kodėl taip užvadinot? Nežinau, man atrodo, kad tai visos nuarstos ištakos Lietuvoje. Lietuva. Dar kai kas sako, kad mes, aišku, yra kažkokios spalvos, kurios, pavyzdžiui, raudona kampe pačia man visą laiką kažkaip ne, bet čia man turbūt, jeigu pati kampinė spalva raudona, man kažkaip tas, bet koloristika reikia turbūt. Vis tiek tai tapybos esmė yra. Nu, čia judėjimai pasiginčytų, kas yra esmė. Bet tai ar čia atsiskleidžia Lietuvos koloristikos ypatybės? Manyčiau, kad taip. Kokios jos? O čia man menotyrininkai turi atsakyti. Studentas, kokios jos? Menotyrininkai turi atsakyti. Tai Kaip manot, kodėl tiek ryškumos? Vat aš jums tą tokią norėjau pateikti tezę, yra viena iš jų, kad galimai bandyta skatinti tą energiją perteikti, na čia tokiu lygmeniu šnekant. Ar to buvo? Ar tai perdavė energiją, įkvėpimą, pasididžiavimą ir tikėjimą? Nes čia mes nematom karo siaubo pagrindė, čia mes matom tokį. Man tai ta koloristika, man tai labai gražu čia žiūrėti. Tiesiog man sunku vertinti, bet man labai gražu žiūrėti. Tai neveikia, mene nėra termino gražu, čia toks asmeninis patyrimas. O jūs kur kas gilesnis poetiškos sielos žmogus. Jo, Kornelijus. Padėk draugui. Čia labai gražus koloristikos toks niuansas yra, pavyzdžiui, Mėnesinis Gudaičio Bijau pamėgoti 40 metų ir 80 metų. Gražiai skiriasi koloritas Martinaitis, kaip gražiai skiriasi po 10 metų, kad mes koloritas, kaip žmogus auga, gyvena, jis keičiasi, kaip ir keičiasi tapyba. O kokį pokytį jūs pastebit? Taip, bet tai vat kur jis ryškėja, blanksta, kontrastuoja, kas įtik? Tai kodėl ryškesnė arba grynesnė spalva yra branda? Jūs suprantat, aš čia bandau provokuoti, tada įdomu pasidaro. Gal? Taip, iš tiesų, stebėjo labai... Taip, prašau. Jūs pati pasakėt, kad tai protesto forma? Savotiška, taip. Bet vėlgi, čia tik viena iš teorijų. Labai sunku kalbėti už tapytoją ir sakyti, matyt, jis norėjo pasakyti. Gerai, įdomu. Nes matot, aš taip labai užsikabinau, nes jūs man tik pavadinimu, kai užsiminėte, kad tai bus koloristikų paroda, gavo, oho, čia ambicinga. O dailininkas negali, paprasčiausiai metai tai bėga visiems. Dailininkas gali paprasčiausiai, bet mes susirinkę galvoti, kad ne. Gali tai būti? Nenupiešti, ko nupiešti. Nenutapyti to, ką nutapė prieš 20 metų. Yra, man regis, tapytojai, kurie tuo ir stiprus. Provokuojantis. Jūs sakot bręsta, labai gražus žodis. O gal tiesiog žmogus nebesugeba to padaryti, ką jis padarė jaunesnis. Tai tik tai nuo to brangesnis bus paveikslas, čia viskas labai gerai. Gerai, spalvos spalvom, laikmečiai laikmečiams, bet yra kolekcionieriai, mecenatai, yra palaikanti jėga, visais laikais funkcionavo, nuo amžių amžinųjų, tai yra tokia, finansinis pavaras dailiai rastis. Tačiau, kaip minėjau, kartu su Gudaičiu, kuris yra bendra įkūrėjas, atsiranda ir dailininkų sąjunga. Tai šis laikotarpis, kurį mes čia matome, gimsta dailininkų sąjunga Lietuvos, pirmoji svarbiausioji asociacija. Koks buvo jos vaidmuo anuomet ir ką jį veikia šiandien? Richardai? Nežinau, ar jį iš vis reikalinga buvo, aš kartais pagalvoju, bet turbūt reikalinga kažkas sujungia, nes daug mano draugų, tokių dailininkų, kuriuos aš labai myliu, tos dailininkus, jie taip neigia tą dailininkų sąjungą. Aš tai iš jų, nes mano svarbiausia patirtis kaip kolekcininkų, tai atėjo jis pas dailininkus sėdi dirbtuvėje. Žodžiu, tas mano, kas man padėjo dailiai, tai viskas padėjo, jeigu taip reiškia, toks dalykas mane atvedė dailiai, nes sėdint ten su Vaitekūnu, ar su Kūru, ar su Antanavičium, visą laiką tas iš jų aš mokiaus, pavyzdžiui.
Tai jie kažkaip visi, man ta Dailininkų sąjunga neaiški buvo, kažkas ore, kažkoks kabantis dalykas, bet jie neypatingai buvo Dailininkų sąjungos šalininkai visi tie, kur pasakiau pavardes, tai man ta Dailininkų sąjunga tokia, bet galbūt ta jungtis tokia reikalinga, bet tai tas steigėsi grupės, pavyzdžiui, man tai 24 grupė žymiai malonesnė negu ta Dailininkų sąjungos visi tie dailininkai. Susibūrė, reiškia, tai... Bet grupės veikla vėl kitkuom grįsta, o sąjunga yra oficialus. Net turbūt, jeigu jau jie atsirado, jie buvo, tai gali reikalinga. Jeigu tiek pareiškimų norinčių ją stoti, ten reikia dar visokių charakteristikų gauti, kad tave priimtų, nu tai turbūt. Čia pamirštas vieną dalyką, bet aš buvau studentų, būdavo nusipirkti dažų reikėdavo. Vienas pinceliai. Ir senatoriai išvažiuoti tiesiog, kad Dailininkų sąjunga ten duodavo, jo, tada. Ir ekspozicijas darydavo, ir kaip teigiama, man sunku tas spręsti. Aš nebuvau su žiburiu, nemačiau, nes manęs dar tikėtinai nebuvo. Bet neva tai buvo ir parodos rengiamos, ar nebuvo parduodami autoriai. Tai buvo pirmas nuoseklus tam darinys. Bet aš drįsiu teikti, kad dėja mes niekur labai nenutolom. Jums viskis, man labiau padeda vynas. Bet jeigu nori bendrauti su autoriumi, eini vis dar į studiją, nors asociacijų yra gerokai daugiau, privačių galerijų, ko tik nori. Tai gerbiami mecenatai, kaip šiandien, atsiprašau, aš mecenatą su kolekcionierium vienu varau, gerbiami kolekcionieriai, kaip šiandien įsigyti meną, neturint pažinčių. Dalis jūsų, aš tikiu, pažįstate, akis į akį, bet turite savo kolekcijų pagalbininkus, menotrininkus. Kaip man? Aukcionai tam yra, aukcionai. Kaip dažnai jie vyksta? Metus 4 kartus tikriausiai tas meno rinkos aukcionas. Ar daugiau? Priklausomai, nebūtinasis nuoseklumas. Aukcionas, jeigu supranti, kaip tai vyksta. Daugybė galerijų. Taip. Ar gali sąjunga būti vienas iš įrankių, kuris turėtų tai daryti? Ar ne? Nes tai yra tokia sklandanti idėja. Patys autoriai neretai provokuoja sąjungą. Darykite mūsų populiarinimą, leiskite naujiems kolekcionieriams rastis. Man atrodo, kad turėtų Dailininkų sąjunga tą daryti, reiškia, bet turėtų, nes kitaip, kolekcininkas vis tiek jis ieško kažkokio, jie neturi pažinčių, reikia ieškoti tų pažinčių, o ką daryti pas dailininkus ir dailininkai mielai priims, tik ateik tenai dirbtuvę, tai problemų nėra kažkokių didelių. Ir galerijos tiesa, o pačios galerijos da veikla, galerijos irgi padeda. Atsirenka autorius ir tikrus ir pristato. Pristato po parodos, prašau, jeigu tu parodą praėjai, vis tiek būna tas dailininkas parodos autorius, parduoda vieną kitą darbą, o gal net ir visus būna. Jeigu geresnis išeina, taip. Taip, bet man tiesiog laikai įdomu, nes Dailininkų sąjunga be abejo vienas yra ir iš leidėjų, kuris pristato, tai yra vis dar tam tikras nuomonės formuotojas. Tai įdomu, va čia tokiam susirinkusiam profesionalų būrelį suprasti, kiek jums reiškia menininkus. Nebūtinai Dailininkų sąjunga, yra tarp disciplininių, kurie yra šokio sąjunga, kokius tik nori, berods jau 12 yra labai didelių ir veikiančių, didelių, suprask, daugiau negu 50 narių vienijantį. Sąjungų, kurios mums padeda pažinti kultūrą. Kiek jūsų patirtise gyvenimuose asociacijos padeda atrasti kultūrą arba meną? Nelabai. Šiaip 10 000 valandų taisyklė turėtų galioti, peržiūrėsi 10 000 kūrinių, turbūt susiformuosi savo nuomonę. 10 000. Kokia gera taisyklė? 10 000, o kažkur šitas skaičius? Taip sakė. Taip, bet kas iš to? Bet to jie ir gauna strateginį finansavimą, ar ne? Asociacija yra rimtas darinys su rimtomis užduotimis. Dėl to man įdomus laiką pasiteirauti jūsų, ką jums duoda asociacijos ir jeigu neduoda, ką čia gali padaryti? Detalę pasakyti, kad 2 kolekcininkai yra Dailininkų sąjungos nariai. O. 2 tik tai kol kas. Gali ir daugiau būti. Ar jie yra čia? Vienas yra čia, o kito nėra. Įdomu, kad tik tai 2. Net įdomu, ar jie kviečia tokį tipą prie savo gildijų. Jie bent priima kolekcininkus. Gerai. Ričardai, pas jūs taip, žinokit, buvo gražiai parašyta, kad šita paroda ir apskritai privačių fondų atvirimas visuomeniai skatina kultūrinį išprusimą, kultūrinį raštingumą ir visi kiti tokie gražų žodžiai. Kaip? Nes čia yra gražūs tokie lakūs sakiniai į eterį. O kaip iš tiesų privačių kolekcijų pristatymas padeda, ugdo? Kuo tai svarbu?
Nu, tai labai svarbu, tai prašys, ką mes čia sėdėm, tai yra vienas iš tokių dalykų, kas ten surašyta. Tas ir vyksta čia, mes tą darom dabar. Tai jūsų dėka. Ne, jūsų dėka. Tai Šiaip tai jau atvirusiųjų dėka. Kažką, tai viskas tas procesas vyksta prieš akis. O gerbiami svečiai, kuo jums tai yra svarbu? Nepaisant asmeninių pažinčių, draugysčių, aš suprantu, visi vieni kitus pažįsta čia. Bet kai yra kamerinė aplinka ir yra kas nors, kam tai yra toks nepažįstamas naujas formatas, renginys, į kurį atėjo, svarbus, mielas, malonus, paskatinsiantis diskusijas. Matot? Kaip sakot? Plečia akiratį. Taip. Dar kas nors nutinka? Mados reikalas yra dabar nemažai galerijų yra, kurie komponuoja meną su šampanu, su vynu, su degustacija, su tam kitokiais. Kažkaip tai užsidirbti reikia. Pritraukti, jeigu nepasitraukti vien tik kūrinys, tai yra platesnė gama. Čia be galo smagus formatas. Aš jūs tiesą sakant papildomai pagirsiu. Man atrodo, jūs per kukliai ten esate aprašę, kad tokį plečia tą kultūrinį akiratį. Jis ir provokuoja. Nes ateini, kaip iš karto įdomu, čia toks labai smagus jūsų iš tiesų yra viešųjų ryšių kampanija. Privačių kolekcijų, to, ko niekada nematėte. Tai, kas kabo pas serus namuose, staiga dabar bus pristatyta liaudžiai. Tai, taip skamba, bet tai yra be galo patrauklu. Aš tikiu, kad dėl to neretai tokia paroda gali turėti didesnį pasisekimą. Na, iš tikrųjų, pavyzdžiui, aš galvoju, kad jeigu jaunas arba kad ir nelabai jaunas žmogus ne tiek labai domisi dailę, jam tas menas yra truputį svetimas. Ir čia atsiranda paroda privačių kolekcijų, vadinasi, kažkurie žmonės investuoja didžiulius pinigus į meną, gal verta tai pamatyti, verta pasiklausinėti savęs ir pažiūrėti darbus, paklausti, kodėl verta, kodėl už tą darbą reikia mokėti didžiulės sumas ir turėti į savo nuosavybėje, kodėl neužtenka tik pasižiūrėti ir per tą tas žmogus gal truputėlį pagauna kablį ir pradeda žiūrėti, aha, o kodėl, pavyzdžiui, kokia tokia nebūtų, buvau parodoje, bet to nekolekcionuoja. Arba čia nematau ir tokie pačiam žmogui toks užverda kraujas gal truputėlį gilintis, ypač tam, kuris yra tokiau truputį, arba tik pradeda. Statybą investuoti lengviau negu į meną. Tai būtent. Ir kodėl tą reikia daryti, ką žmogui duoda turėti šitą paveikslą. Aš gal paprašiau pasakysiu truputį. Kiekvienas žmogus kažko puošia savo namus, teisingai. Gražu. Kodėl mes kalbam vien tik apie investiciją ir apie pinigus? Vat gražu. Yra paveikslai ir tapytojai, kurie kainuoja labai brangiai, tie paveikslai yra pigiau, taip. Ir galbūt, kad jauni žmonės pamatė, kad kažkas savo namus puošia menu, jiems galbūt ateina į galvą, kad gal nereikėtų pirkti iš Ikėjos flamingą. Arba zebrą. O nusipirkti kažkokį meno kūrinį, kurį nebūtinai reikia mokėti, kaip jūs sakot, labai didelius pinigus. Galima nusipirkti meno kūrinį ir labai nebrangiai. Bet ant sienos kabos meno kūrinys, o ne topografija ir zebras iš Afrikos. Nu, supratau, Ikėjos mes šiandien nereklamuosim šiandien, gerai. Supratau, taip, puikiai mintis. Nebūtinai, aš turiu apskritai pačią Be abejo. Tikrai taip, tai provokuoja netgi ir žiūrovą ir neprusinti, suprasti, čia puikus tas kampas. Aha, kažkam tai yra vertybė. Ar aš suprantu tokią vertybę? Jeigu nesuprantu, man reikia pasigilinti. Ir dar padeda iš įvairių pusių pažiūrėti, nes ir ateina iš specialistai parodas ir nespecialistai. Ir sakysim, labai įdomu pačiam prieš tai ateiti parodą, po to pasiklausyti, o po to vėl ateiti ir labai praplečia tą matymo kampą. Vat šitas, pavyzdžiui, renginys ar pristatymai parodų, ar uždarimai parodų. Ir ačiū mūsų Ričardui, kuris daug metų šiauriečius prusina. Ričardai turit fanų komandą. Ne, visa mūsų galerija dirba, visa. Taip. Ir kurie lankom daug metų, dešimtmečių parodas, jau kažką ir matom atėję, ir Ričardą paklausėm, ir ačiū nuoširdžiausiai. Ne, visa mūsų galerija dirba čia, visi mes vienodai. Kiekvienas, kas įdomiausia pas mus žino, paklauskit merginos kokios, kuri ten prie Rūbinė ir ką apie parodą jį gali pasakyti. Apie tą parodą, pati kaip, pasakyti, kaip paaiškinti. Taip, kad mes žinom visi.
kas čia vyksta. Na, čia yra nelengva paroda. Šiandien taip vaikščiau, turėjau, ačiū Vatramę, pirmą galerijos darbo valandą išeksponuoti visus šitus kūrinius, šitose erdvėse yra labai nelengva. Jau nekalbu apie tai, kad ačiū Jums už pagaliau, nes dabar taip... Eksponavo, tai Kornelijus Užuotas, čia kur klausimus apie koloritą atsakė, jis eksponuotojas. Nelengva buvo? Išprotėjot. Už tai dabar ramiai, gale, kad oro būtų atitrauktas. Aš taip, pavyzdžiui, aš taip bijau eksponuoti, man kažkaip, aš kai turėjau kolekciją, tai man kūras eksponuodavo, visą laiką būdavo pastovi, jeigu kokia paroda, tai kūras man išeksponuodavo, reiškia, aš pats pribijodavau eksponavimo, taip ir dabar, vat, Kornelijus labai gerai tai daro, tai žodžiu, tai... Ačiū Kornelijau, malonu. Tai va taip einant, vis galvojau, žinot, neretai vėl grįžtant prie privačių galerijų veiklos, parodos savaime tampa atskirų meno kūrinių. Kuratorystė yra meno kūrinys, kaip aš sudėliosiu, kaip išeksponuosiu, kaip pateiksiu. Ir neretai tada nukenčia patys darbai. Kartais tai išsigelbėjimas, kartais tai nugrimzdimas, kuomet eksponavimas suvalgo kūrinį. Tai net truputį įdomu paklausti, Kornelijau, tai ties kuo jūs čia išprotėjot? Padėkit suprast, kas čia buvo sunkaus. Rėmai, kas jums buvo sunku? Egzistuoja, įsivaizduokit, kokia įvairovė. Jeigu darbas su darbu turi nesikliauti matyti šalia, kartu įsiskirti ir kartu būti vienas. Kodėl ne chronologinė tvarka? Jau kad neįmanoma daryti, būtų plėkti. Užsimojote 20 amžių, bet išdėliojate nesilaikydami jokių edukacinių struktūrų. Ar yra kokia nors paslėpta mintis po tuo, kaip išdėlioti darbai, apart estetinio pateikimo? O dabar tai išprotėsit. Tai yra, ne tai kas chronologija, jinai praktiškai egzistuoja spalvinį dėmėlį. Jeigu mes pradžioje matysim ten minėjus iš šią laikais, tai ten ketvirtą dešimtmetį, penktasis dešimtmetis, ketvirtas dešimtmetis, 80-mečio, jau trečiasis dešimtmetis. Na, čia verėm iki 80 metų. Viršui daugiau yra 80-ieji modeliai. Na, tai chronologija egzistuoja, bet egzistuoja chronologija ne. Matot, parodos nereikia žiūrėti, kaip aš einu. Laiptais lipu, reiškia, aš pradedu metus, ne, chronologija paskui metų. Pas mane chronologija spalvų, jeigu koloritas, tai pagal spalvas. Ir kartu išeina metas, nes kiekviena erdvė, tai yra tam tikra siena, kiekviena erdvė turi savo kolorito chronologiją ir kartu chronologiją metas. Tai va tai sutaikyti. Ačiū Jums labai, aš to labai norėjau, bet gal kas iš to, jeigu aš sakysiu, aš tą labai rekomenduoju, kad kreipdėmės vis tiek po tokios diskusijos, smagu vėl apeiti parodą ir pažiūrėti. Tai jau galime tiesiog mano kuklus komplimentai, ypač už paskutinio aukšto sukabinimą, kuomet gali matyti, kaip per skirtingus 20 metų, kiek stipriai pakeitė požiūrio kampą ir išlaisvino kūrėją. Juo labiau, kad turim ten kairūkštį net pakabintą, fantastinis darbelis kabo. Tai taip vėl palyginti ir tuomet tą koloristika, apie kurią, kaip sakiau, kažkas kažkada atsisės ir parašys pagaliau nuoseklų darbą. Matosi gyvai prieš akis. Tai gal net aš taip pabandysiu. Plojimai Kornelijai už puikią ekspoziciją. Parodos uždarimas, tai yra ir šventė tuo pačiu, ne? Nauja pradžia atsiras. Gerai, mano keli klausimai yra išsekę. Bet aš tikiu, kad norėjo kolekcionieriai pasisakyti keliais žodžiais, ar ne? Jo, gal Antanas Zabulis, jis vis tiek, jau, tarp kitko, jis jau trečioji, ketvirtoji paroda, kuris mums padeda, reiškia, tikrai padeda. Andryčias susilaikė, jisai taip užklausė, ar galėtumėt. Pasakai, kad galėčiau, tu užklausė, ar galėtumėt paskui pasisakyti. Dažniausiai parašo iš vakaro, kad neturėtum galimybės pasakyti, kad negaliu. Bet kadangi daug buvo kalbos apie meną, tai aš galvočiau vis tiek turbūt, kadangi galerija švenčia tokį gražų jubiliejų, tai visų pirma turbūt reikėtų pasveikinti Ričardą ir visą kolektyvą, nes 30 metų meninat Šiaulius, čia vis, tokį vieną žodį, tokį gražų paminėjote. 32 jau, jeigu taip. 32, tai ir tikrai norėtųsi, kad galerija toliau dirbtų taip pat sėkmingai, jeigu be mūsų negali, tai mes tikrai kažkaip vienaip ir kitaip rasim tą bendrą kalbą ir prisidėsim, kadangi turbūt to meno yra ne tik pas mus, bet ir daugybė kitų, čia yra geras pavyzdys.
O šiaip, ką ir Ričardas savo kalboje paminėjo, kad anksčiau meną rinkdavo į rūsį. Paskui nusileisdavo į rūsį, pažiūrėdavo ir vėl tą rūsį užrakindavo. Tai ta nauja karta, gal ta mūsų karta, jinai tą meną truputį išlaisvino. Ir iš tiesų atsidarė labai daug galerijų. Mini galerijos tai yra ir mūsų namai, mini galerijos tai yra ir eksponuojami paveikslai įvairiose erdvėse, nes daug kas yra išeksponuojama ir ofisuose ir kitur. Ir tiesiog tas menas iškeliavo truputėlį į erdvės. Ir dar vieną Ričardas paminėjo tokią dalyką, kad iš tiesų yra atidarimas ir yra uždarimas. Tai aš taip pergalvoju ir realiai Vilniuje atidarimas yra, bet uždarimo dažniausiai jo tokio kaip ir nebūna. Dar kitas aspektas, kad Vilniuje į atidarimą, pavyzdžiui, vakar buvo atidaryta Titanikė paroda, buvo atidaryta Rūster Gallery. Tai aš spėčiau, kad pagal skaitlingumą tai jūsų uždarimas nuneš. Tai va čia prasme vėlgi, turbūt, jeigu nebūtų galerijos, jeigu nebūtų tos širdies, kuri yra dedama į kiekvieną tą parodą, ar tai pavadinimų koloristika, ar pavadinimų kitokio pavadinimų, kuris užkabina ir kuris atėjus paskui į parodą nenuvilia, tai čia yra turbūt didžiulis kolektyvo darbas ir tiesiog norisi palinkėti, kad turėtumėt sveikatos ir toliau šitą meną nešti į Šiaulių miestą. Tai turbūt tiek, o apie meną tai čia ženkliai daugiau yra tų, kurie supranta geriau negu aš. Čia visų kolekcininkų žodžių laukiam, aišku, bet Egidijus Jokubauskas, aš jau su juo kalbėjau, kad jis sakė čia kažką. Aš tik tai norėjau pakalbėti apie patį kolekcionavimo procesą. Aš nesu specialistas didelis meno, tik tai apie šitą procesą. Keliais brolius apibūdinti, kaip aš suprantu kolekcionavimą. Tai čia reikėtų kelis tokius momentus pabrėžti. Tai pirmiausia, kolekcionavimas yra aistra. Aiškia, be aistros kolekcionavimo kaip ir nebūtų, bet ta aistra tokia yra kolekcionavimai išbalansuota, nėra tokia beprotiška, tokia pražūtinga, jinai tokia neprasilenkinti su sveiku protu yra. Yra ir pražūtingų aistrų, ten lošimas, ten visokios kitos blogas, bet kolekcionavimas yra gerąja prasme aistra, šitas momentas. Antras momentas, aš sakyčiau, yra investavimas. Aiškia, vis tiek kolekcija be pinigų negali būti sukurta. Aiškia, aš vis tiek sovietinio laiko kolekcininkai. Sovietiniais laikais buvo paradoksas. Buvo daugybė gerų paveikslų, bet niekas neturėjo pinigų. Dabar yra priešingas procesas. Daugelis turi pinigų, bet jau gerų paveikslų nebelieka. Ir tas investavimo momentas yra irgi labai svarbus. Vis tiek pinigai turi būti įdedami į kolekciją. Dabar jau turi būti dideli pinigai, norint gerą kolekciją turėti. Yra pavyzdžiai ir Mo muziejus, Butkaus sukurtas, ir Valiūno muziejus. Jau ateina visiškai kitas momentas kolekcionavime. Ateina milijonieriai, kurie, bet aišku, lieka ir tie mažieji kolekcininkai, jie niekur nedingsta, jie tik tai turi mažesnės galimybės ir kiek kas gali, tiek ir investuoja. Tai dar tokį trečią momentą aš pabrėžiu, kad kolekcionavimas yra ir žinojimas turi būti. Aiškiai, reikalingos yra žinios ir tokia akiratis, erudicija. Kolekcininką, reiškia, pati kolekcija jis kelia į viršų, stumia į priekį, kad jis turi visko domėtis, vaikščioti į parodą, skaityti knygas ir visapusiškai žinojimas. Jam reikalingas yra. Ir dar tokis kitas momentas, tai yra bendravimas. Reiškia, tai sovietinių laikų buvo tas bendravimas su dailininkais, tiesiog. Dabar jis truputį momentai pasikeitė, truputį, kolekcininkai tarpusavy šiek tiek bendrauja, bet jie bendrauja dabar ir su galerijom, ir dar su menininkais šiek tiek išliko, bet jau šito mažiau, reiškia, bendravimo. Ir dar vienas momentas, kolekcionavime tai yra kūryba, reiškia, kolekcininkas yra ir savotiškas kūrėjas. Reiškia, jisai vis tiek, jisai kolekcionuoja, jis turi kažkokią sistemą, susikūręs originalą. Reiškia, kiekvienas savaip kolekcionuoja, vienas kitos nemėgdžia kolekcininkai. Vieni kažkokius autorius renka, kiti laikotarpius, kažkokius pasirenka, kiti ten regionus, įvairiai, reiškia. Tai vat šitas momentas svarbus, kad kolekcininkas savotiškai net ir kūrėjas yra. tą galima pamatyti atėjus į kolekcininkų parodas, kurios, aišku, retai būna asmeninės kolekcininkų parodas, bet viena kita būna. O čia mes dabar tokį įdomų reiškinį turim bendrą tokią kolekcininkų parodą, kur galim vienas su kitu
kažkokius principus pamatyti kolekcionavimą vienas kito. Tai va čia yra šis momentas. Ir paskui, man atrodo, paskutinis momentas kolekcionavime yra mecenatystė. Vis tiek, reiškia, kolekcija turi pradžią, turi pabaigą. Tai va, ta pabaiga gali būti tokia, kaip minėjau, vienotykė mecenatystė gali būti. Tai va, mano tokie pastebėjimai. Čia tik tai mano pastebėjimas, nežinau, kiti gali... Reiktų dar pridėti dar vieną kategoriją – kantrybė. Nu, tai čia ir sėkmė gali būti. Aš labai kažkaip... Tai gerai, bet aš dar vieną tada pridėčiau sėkmė, reiškia. Kolekcininkai yra sėkmingi žmonės. Jos dažnai lydi sėkmė, reiškia. Nevykėlių kolekcionierių nebūna. Reiškia, vis tiek kažkas tai, jis kažkur tai kažką randa, ko kiti nesugeba, reiškia. Sėkmė lydi. Čia tai aš pritariu pilnai už tai, kad jeigu, tarkim, toje patalpoje, kur yra iškabinėti paveikslai, ar tai būtų butas ar namas, ir jeigu nėra nei vieno meno albumo, tai atrodytų keistai. Arba knygos apie autorių. Keistai atrodytų. Tai va, man tiek būtų tada, jeigu... Gal kas dar iš kolekcininkų? Iš kolekcininkų nieko. Aš labai prašyčiau. Algimantas. Suprantat, yra dar toks dalykas, kaip patinka, nepatinka. Nepriklausomai, ar tai labai vertinga, ar nelabai vertinga. Aš manau, kad žmogus, kuris domisi konkrečiai čia, sakykime, tapybą, ne, jisai renka paveikslus ir formuoja savo rinkinį. Ar tai vadinti kolekciją, rinkinį, čia jau yra kiekvieno asmeninis reikalas. Bet rinkinys apibūdina žmogų. Todėl nemanau, kad žmogus vien renka dėl to, kad tai yra investicija, kad tai yra vertinga labai ir taip toliau. Aišku, vertė jinai yra. Ir va šitą dalyką labai dažnai žmonės nutyli. Kad ar tu renki tam tikrus paveikslus ir taip toliau domiesi, kas tau patinka pirmoji eilėje, ir formuoji savotiškai savo veidą ant savo sienų, ar tu tiesiog superki tai, kas vertinga ir kas galbūt ateityje bus brangiau. Apie tai mažai kas šneka. Aš manyčiau, kad pagrindinis dalykas tai yra, reikėtų, kad žmonės ne tiek investuotų į meną, kas yra irgi sveikintina, kiek rinktų tai, kas atskleidžia jo vidų. Ir tada, kai jis turi jau nebe vieną, nebe du paveikslus, o daug, pasižiūrėjus visą šitą, sakykime, parodą tokią, tu gali apibūdinti šiek tiek ir tą žmogų, kuris rinko tos paveikslus. Ir kiekvieno taip renkančio žmogaus kolekcija, jeigu taip jau galima pasakyti, bus kitokia. Net tų pačių autorių bus kitokia. Todėl, kad imkim bet kokį labai žymų autorių, vieną paveikslą tu pirksi, jeigu turėsi, aišku, tam resursų, o kito ne. O šitą reikėtų atkreipti. Jo, aš dar kažkaip labai prašyčiau, gal mūsų visą laiką apie literatūrinius vakarus mes klausomės, tikrai, Nerėjaus įdomus žvilgsnis, Nerėjau, įdomu tavo žvilgsnis į tapybą būtų šį. Tai pirmiausia, aš noriu padėkoti gerbiamiems kolekcininkams, kad jie atliko šį veiksmą, kuris rodo, kad Šiauliai apskritai yra Lietuvos profesionaliosios kultūros lauko žemėlapyje. Dabar antras dalykas, visi mes šios diskusijos dalyviai atėjome turėdami tam tikrų lūkesčių. Ne? Žinojimą, supratimą ir tam tikrų lūkesčių. Aš asmeniškai atėjau norėdamas išgirsti jūsų autentiškų įžvalgų apie konkrečius kūrinius ar apskritai apie tą visumą. Ne? Jūs, šiuo atveju, jūs susikoncentravote į kultūros lauko tokį provokacinę strategiją ir bandėte pakreipti šitą visą diskusiją žodžios funkcionavimo linkme. Bet irgi yra galima ir tai visiškai tokia, visiškai suprantama strategija. Todėl noriu jūsų paklausti apie kolekcionavimą. Ne kolekcionierių, bet jūsų. Tikrai žinomas Jamesas Cliffordas yra pasakęs, kad bet kuri kolekcija yra paremta laikina retumo ir vertingumo vizija, meta istorija.
Žodžiu, kad tai yra žmonės, kurie nusprendžia, kad vieni ar kiti daiktai, kaip sako Cliffordas, bus išgelbėti iš užmaršties ir ateičiai ir taip toliau. Ir dabar jeigu mes taip suskliaustume fenomenologiškai visą tai, kas čia buvo pasakyta ir yra iki parodos, iki šio renginio, aš jūsų noriu paklausti, kodėl ši kolekcija, įsivaizduokim, kad čia yra kolekcija, jinai šiuo metu yra vertinga ir nėra laikina. Ačiū. Niekada nebus laikina. Ir, dabar paklausykite. Vis tiek tai yra, kaip be paimsi, chrestomatiniai autoriai. Tai čia nėra paroda tokios jūsų paminėtos tos krypties, kuomet kartais tu gelbėjai autorių kūrinius arba jų net veikalus, jeigu jūs labiau iš literatūros pusės ten kokio Mikėno raštus, tam, kad tai kažkada galėjo išnykti, dabar išsaugoti ir dėl to vertybė. Ne. Jie yra ir investicinė vertybė, nes jų ne tik vertė, jų ir kaina su laiku kils, ar ne? Bet tai yra ir nuo mūsų dailės istorijos pamatai, nes tai yra ir pedagogai, kurie liko ir sėkmingais tapytojais, ir yra įsirašę istoriją. Viskas. Tai yra šventoji trejybė, vertinant, ar kolekcija yra laikina ir ar ji galėtų būti vertinama kaip vertinga. Tai čia taip trumpai vertinant. Diskutuoti apie kiekvieną autorių ir kūrinį, aš tiesiog net nedrįščiau, visų pirma dėl to, kad šalia kolekcionierių tai daryti, man atrodo, yra net šiek tiek užgaulu, kiekvienas žino apie savo, tikiuosi, apie savo renkamus autorius ir konkrečius kūrinius daugiau nei padoru. Tai nenorėčiau tai gilintis, bet man visą laiką labai įdomu paprovokuoti, nes aš kolekcionierius automatų vadinu mecenatais tuos, kurie atveria savo kolekcijas, nes tai yra didžiulis turtas. Tai, ką mes tokio, vadinkim, minkštojo ekonomikoje ir nematome, kad tu gali prusinti žmogų, gali jį sukurti jam jausmą, jam patinka ar nepatinka, tu provokuoji mąstyti. Viskas. Tai veda mus į daug šviesesnį rytojų. Tai užtat aš iš karto vadinu, kad tai yra kolekcionierius atvirasis lygų mecenatas. Jis provokuoja progresą. Tai puikiai, ne viena puikios kolekcijos. Aišku, čia tik po kelis darbus. Aš kada nors pamatysiu visas jų kolekcijas, jūs nebijokit. Ačiū už klausimą. Aš norėčiau duoti klausimą kolekcionieriams, atsakymus į kurį nežinau, ar bus optimistinis ar pesimistinis. Kokios yra galimos kolekcijų lemtis likimai? Bet jūs dabar jauni, stiprus, gražus, kolekcionuoja, turi tas kolekcijos, bręsta, auga. Ir kaip Richardas sakė, metai bėga ir jie netrenkia ir kolekcionierių, ir jų kolekcijų. Kas su jomis atsitiks? Ar jūs dabar galvojate apie tai? Gims nauji kolekcijų. Anūkai. Anūkai parduos, gims nauji kolekcijų. Vienas kelias, visą laiką anūkai, antras kelias labai garbingos kapinynas muziejai viduotas, ištraukiame retkarčiais ir dar teoriškai gal nereikia ištraukti eičių. Ir trečias kelias aukcionas. Tai beveik visi optimistai. Ne, beveik visų optimistų būna, aišku, nelaimė. Dažniausiai šitie trys keliai. O aistra išlieka iki, sakykime, žilos spalvos kolekcionuoja. Nes tom aistrom visai atsitinka, metams bėga. Taip, aistros pasikeisti. Pereina į gerai praleistą laiką. Būnant parodoje, kad gerai praleistą. Kiekvienas malonumas kainuoja, gerai praleistas laikas. Atrodo, kainuoja labai nemažas investicijas. Ne, tai vyks toks natūralus procesas. Kolekcijos vienos įsilies į kitas kolekcijas, kai dabar tas vyksta. Pavyzdžiui, Žuko kolekcija buvo garsi tokia, įsiliejo į kitas kolekcijas. O Lietuvoje yra 3 privatus muziejai, nors abejoja, ar sugebės kolekcininkai išmest milijonus, pastatyti pastatus ir kur dar daugiau savo muziejų. Lietuvoje 3 turime tokius neseniai sukurtus. Nežinau, ar jų daugiau atsiras, aš apie tai. Žinokit, žada. Aš jums paskui pakuždėsiu žadą. Arba netgi mecenuoja privačių kolekcijų atverimus dailininkų. Juk dabar jau pasikeitusi karta ateina anūkai, vaikai, kurie nori eksponuoti asmeninius fondus, kurie niekada nebus parduodami. Maskvoje yra įkurtas privačių kolekcijų muziejus, senai buvo įkurtas. Lietuvoje tokio nėra dar.
Nu, Maskvai palikė Maskvos reikalus. Ir dar viena detalė, kad čia jūs kolega kolekcininkas minėjo, kad gali būti kolekcija, gali būti rinkinys, bet dėl pavadinimo, dėl terminų. Tai šviesaus atminimo tėvas Stanislavas savo gausas kauptas kolekcijas vadina tokiu jaukiu ir gražiu žodžiu - saugotuvės. Tai gal kartais, kurio kažkokia situacija praverstų ir kolekcijomis vartyti. Nu, jau pakalbėjom apie žilą ateitį kolekcionierių. Viskas paminėta. Tai turbūt, aš nežinau, gal dar kas nors kokią nišą mūsų pokalbį atras, kur dar kažką nepakalbėjom. Po to galvosim, kad tiek daug pasakyta, bet dar kažkas nepasakyta. Turiu Ričardai klausimą. Jūs kalbate apie kolekcininkus. Aš žinau, kad jūs pats kolekcininkas labai geras, buvo ir esat. Ir, sakykime, man labai įdomu, kodėl jūs renkat šiauliečių tapybą. Aš visą laiką taip aš kai pradėjau rinkti, man kai pamačiau, kad draugai renka ten visokius pasivežę darbus iš tuometį iš Peterburgo, iš visur, tai sakiau, rinkit jūs lietuvius. Kiekvienam sakiau, nes vis tik mes gyvenam, mes galime iš dailininko kvepiantį dažais paveikslą pasimti, su dailininku pasikalbėjus, pasimti tą darbą, visai kitas jausmas. Ir tai atspindi mano. Ir lietuvių tapyba labai puikiai, aš kaip nuvežu, reiškia, ten būdavo, kad nuvežu į užsienį, parodai kokį ten draugams darbą lietuvių tada, tai jie stebėjos, ką čia iš Lietuvos, Kačkauską nuvežiau. Ką čia sako, taip iš Lietuvos galėjo nutapyti, čia lietuvis. Jiems atrodo, kad mažytė tautelė ir tie dailininkai, reiškia, neturi būti kažkokie tai geri, o pamato, tikras kolekcininkas pamato, kad yra toks lietuvis, tai tik tai reiškia, tai man lietuvių tapyba, nežinau, puikiausia, aš pasaulyje ją regiu ir todėl, kad tai mano yra, kaip sakyti, man svarbiausias su dailininku vis tik tas malonumas iš dailiniko tą darbą gauti. Reiškia, nudžiaut man. Jo. O dabar šiaulietis aš nepajėgiu jau dabar jokių būdų ten turėti darbus, daugiausiai šiauliečių dovanų dar tos darbus gavęs iš jų. Tai žodžiu, tai nepajėgiu turėti kitų, tai aš bent renku šiauliečius, todėl, kad šiaip norėtųsi lietuvius turėti, bet negali. Tai žodžiu, tai renku šiauliečius, kadangi man jie artimiausi, dabar su jais bendrauju, gatvėje susitinku, nueinam į dirbtuvę ir žodžiu. Kaip? Paslaptį gali išduoti. Tai aš tikrai siūlau vis tiek ne gražu tas kažkoks darbelis, bet nežinau, man tai gražu, aišku, Rembrandtą žiūrėti, pavyzdžiui, nakties sargybą, sėdžiu, aš kai nuvažiuoju Amsterdamą, reiškia, tenai, bet, reiškia, ten pusvalandį prasėdi kiek, bet tai man jis nereikalingas namuose, suprantu, nes niekada nenorėčiau jo turėti, o tai reiškia, sėdėti man ten įdomu, gražu, bet kas neįmanoma, ir kągi čia, tai žodžiu, tai, o va Gudaitė jau yra kažkaip jau, man neįmanoma dabar, bet yra daugam iš Lietuvos. Ir aplamai, aš nežinau, man atrodo, kolekcininkai visi kažkas rinko, gal pašto ženklus ar kažką tenai. Tai čia, man atrodo, dailė, tai toks tobuliausias, aukščiausias jau turbūt tas rinkimas yra pats jau tas didžiausias, kas gali būti. Galima ir didesnius daiktus rinkti, galima mašinas, galima net gaisrinės mašinas, pažinti, tai jeigu. Tai iš viso, reiškia, didelis dalykas, bet nežinau, man paveikslai, menas, skulptūra, irgi skulptūros, man labai gražus skulptūros, kad tau kambarį stovi ir iškabo paveikslai, ten vieną kitą skulptūrą įsidėšius, reiškia, tarp tų paveikslų, labai irgi skulptūros rinkimas taip pat. Bet ką tu gali prisiliesti, kažkokia tai, gali papasakoti apie tą darbą, todėl, kad tau dailininkas pripasakojas, ką jis mąstė, kaip tas darbas gimė, reiškia, tai. Aš ten, vyšnių kompotas toks yra, Šarūno Saukos darbas. Tai ten vyšnių kompotas jis vadinasi, o aš jam sakau, čia, žinai, jis ten save nusitapęs virš tokio tritrinio, ten didesnio slojiko, kur ten sudė. Tai sakau, čia Kristaus nukryžiavimas aš jam. Tai jis sako, kaip čia taip. Ir paskui jam taip patiko, kad gal iš tikrųjų jis, nes jis taip rankas iškėtęs prieš to, čia sakau, tame sulaikėlė, tai kraujas užkonservuotas, reiškia.
O jis ten galvoja, kad čia vyšnių kompotas. Nu, jam taip atrodė, aš sakau, tai įdomu ir tokios diskusijos įsivysto. Tai pakeitėt autoriaus legendą. Tai. Ričardas iš vis subtilaus humoro, aš jau paklausiu, kodėl tiek daug, sako, nereikia sienų daryti. Tai ką, tada turbūt gal dar atrandam kokią nišelę dar pokalbį, ar jau mes... Nišą, jeigu galima, apie tą išlaisvinimą. Prelegentą daug minėjo apie tą, tiksliai neįvardinsiu tarybinį autorių išlaisvinimą, kaip jis ten sakė panašiai. Tai, nežinau, aš gal mažai mačius, bet Teresės Rožanskaitės darbai. Tai aš labai buvau nustebus, kaip vartotojai, kad šitokie drąsų darbai, juk ir Dvarnikaitė, iš Šiaulių krašto, iš Kriukų ten Landėlės, buvo tremti. Ir jinai, jeigu jūs ją vadinsi tarybinę autorę, tarybmečių, to sovietmečių, nu, išreikšta ta kančia, tas Sibiras, nu, kai žinai kontekstą, tai kas gali būti laisviau už vandarbus tarybinis kabutėse. Tai man va tas. Ir dar apie mecenatystę, kol dar nebuvo Dailininkų sąjungos, tik nepasakysiu, ar 20 amžiaus pradžioj mūsų Putvinskytė, Pliaterytės dukra, kuri po to ištekėjo už Mazinavičiaus, tai jau galima sakyti, mažai žingsnelis pradėjo tą mecenatystę, rėmė dailininkus, aišku, po to ir taip išėjo, kad su Mazinavičiaus susitokė, tai va dar toks interpas. Man dar, kad kolekcionavime vis tik labai lietuviai dar, nes ant to nėra tautų kolekcininkų tiek, vis tik man atrodo, kad tikrai įdėjimas yra vertingas. Jeigu jau imti tą meninę pusę, bet jeigu imti tą finansinę pusę, tai irgi aš nežinau, kodėl mūsų daugiausiai domis, nu aišku, dabar kažkaip ant tų sklypų kainos labai auga, bet ant paveikslų tikrai jos yra. Aš pamenu, pavyzdžiui, darbelį, Petrulio puikų darbelį, kažkada tas puikus dainavo, aš dabar galiu klysti, bet kainavo ar 600 rublių. Petrulio puikus darbas. Dabar jis kainuoja, nu nežinau, toks sakyčiau, kokie 2000 eurų. Mažiausiai, gal dar net daugiau. Tai va, tai paėmus, reiškia, gal net daugiau dabar Petrulio, tai paėmus, reiškia, vis tik. O Gudaitis tai iš vis pakilęs, o po 35 000 svaros tokios kainos eina, tai prašau. O galėjai po 1000, po 2. Tai doleriai dažniausiai atgimimo pradžioj buvo, dar doleriai skaičiuojame, tai 1000–2000 dolerių už darbą, kur dabar 35 000 eurų. Tai prašau, per 30 metų, vis tik, jeigu jau tą pusę pasižiūrėti, kodėl mūsiškiai taip, kas turi pinigų, nes dar neinvestuoja. Tai būtų du dalykai, saugotojai kūriniai būtų, reiškia, ir kartu žmogus turėtų kažkokią tai. Bet kiek reikia supratimo? Kad pradėtum kolekcionuoti. Juk nėra niekur užtvirtinta, mes neturim tokios tarptautinės rinkos, kur atsidarai ir štai tau aiškus kainų pokytis priklausomai nuo autoriaus pardavimų kiekio. Nėra pas mus tokios rinkos, tai nėra ir tokios sistemos. Labai sunku ją įsilieti. O dar sunkiau pasivyti tuos, kurie, atsiprašau, labai išsakė. Kurie sėdė aukcionuose ir kurie, tarkim, ieškos kažkokį užsakymą vienam kitam kolekcininkui, tai jie labai aiškiai yra pasakę, tas autorius kvadratinis centimetras kainuoja tiek ten eurų ar ko. Bet Lietuvoje tai taip nesigauna. Statistikai yra žmonės susivedę ir jie gali tiksliai pasakyti, kiek kainuoja Švažo kvadratinis centimetras, kiek kainuoja Mazinavičiaus. Tai paskui, aišku, dar prisideda, kaip metai prisideda, dar keletas tokių papildomų aspektų. Bet yra, matematikos yra čia. Yra, bet ar sutiktumėt, kad yra du parametrai, yra kaina ir vertė. Ir šiaip jau tą kainos modelį veda muziejai. Muziejai turi teisę išvesti formulės, nes jiems reikia apdrausti meno kūrinius, tai natūralu, tada atsiranda kvadratinio centimetro logika. Bet formulės per muziejus skiriasi, formulės gali keistis ir dar atsiranda 101 parametras, kuris yra neįskaičiuojamas. Nes formulės nesuseka tokių pardavimų, kurie vis dar aktyviausi, su viskio butelių studijoje. Juk jie neina į oficialią apskaitą, todėl vertė ir kaina mūsų konkrečiai rinkoje ir ypač šio laikotarpio darbų, kur nežinia, radau net pas savo mačiutę pasirodo, padėtas kažkur Gudaitis kampės, kas čia dabar, ojei, pamiršau. Tai tokių darbų, ta prasme, jų kainos gali labai sviruoti. Užtat, manau, sunku yra įsivažiuoti ir sako, tai yra žmonių, kurie lyg ir turi lėšų, lyg ir turi polėkį, bet renkasi kitą kolekcionavimo būdą, ne meno kūrinius. Sunku suprast, sunku apskaičiuoti. Yra dar toks parametras likvidumas. Finansinis likvidumas, tai meno kūriniai kaip tik žemą tą rodiklį turi. Auksas, pavyzdžiui, yra
Tik 200%, bet kada parduosiu, meno kūrinys, ne. Ar dar jūs, jeigu padėkit man suprasti, ar tai tiesa, man taip atrodo, va čia kaip tik diskutavom prieš tai su direktorė, kad taip nutinka, kad kartais asmeniškumai ir kadangi pas mus tokie dinastijų veiksmai retkarčiais kultūroje veikia, tai irgi labai įtakoja, daro įtaką dailės rinkai. Kažkas su kažkuo, anūkas su sūnumi susipyko, vienam nepatiko, negavo nacionalinio apdovanojimo, kitos gavo. Ir tai irgi pradeda kreipti rinką. Kai jinai labai mažytė, tai jinai tampa labai paveiki mažiausiam niuansam. Tai nežinau, ar jūs savo praktikoje esate su to susidūrę, aš apie tai esu skaičiusi, taip kartais nutinka. Meno kūrinio vertė krinta dėl to, kad susipyksta šeimos ar dar kas nors. Aš manau, kad tiesiog galioja ir pasiūla paklausa galioja, tai jeigu pasiūla didelė, natūralu, kad vertė krenta. Tai čia nėra paslaptis, kad kai šnekam apie pirminę rinką, kalbant apie šeimas, sakykime taip, tai ta prasme, jeigu tik tai pasirodo vienu metu daug, ta prasme, natūralu, kad dar autorių yra didelė rizika iš tikrųjų būti neįvertinta. Tai čia galioja tie patys ekonomikos dėsniai, kaip ir visur kitur, sakykime, žiūrint tik tai per šitą prizmę. Šis laikotarpis aktualizavimas dar labai svarbus. Staiga iškelia kurį nors autorių, vėlgi pasidaro įdomu, pradeda graibsto. Galbūt yra mada, tam tikra mada. Vieni autoriai madingi, kiti mažiau. Mada yra meno rinkoje irgi. Bet šiaip tai aš manau labai lietuvių kolekcininkam tokį pagerimą žodį galiu pasakyti, nes aš niekad principė negirdėjau tokio dalyko, kad kolekcininkas sakytų, kad mano kolekcija, mano darbas tiek ir tiek tūkstančių aš ant jo uždirbau. Niekas kažkaip tokio žodžio, kad uždirbau, nenaudoja. Visi naudoja, kad jis geras dailininkas, aš jį saugojau, man malonu grožėtis, aš ten jį duodu į parodą, bet niekas vis tik to piniginio dalyko, kad aš ten sumokėjau tiek, o dabar tas darbas kainuoja tiek, mažai apie tai beveik nekalbama, reiškia. Tai mūsų kolekcininkam čia pagarba, nes čia eina daugiau toks turbūt pas juos dvasinis dalykas, poreikis vidinis, o ne toks finansinis. Tai tada, jeigu turbūt dėkosim tada visiems kolekcininkų už tą parodą, dar kas apžiūrės, dar 1:45 minutės paroda kabės, tai žodžiu, tai dar kas apžiūrės. Ačiū labai Kotrynai.